2,5 milijardo saulės ir vėjo elektrinių plėtrai. Kam šie pinigai bus skirti, kadangi šaukimai planuojami pavasarį, kitų metų pirmame pusmetyje bent jau tai buvo pranešta. Antras klausimas, ir kodėl reikia skirti saulės ir vėjo elektrinių plėtrai 0,5 milijardo, kai verslas jie sėkmingai stato už savo lėšas, savo riziką, pasiskolintas lėšas. Didžiausia problema tai yra, kad laidų nėra, kur prijungti tų elektrinių tiek saulės, tiek vėjo. Čia yra didžiausia problema ir dėl to nesivysto generacija, nuosava lietuviška generacija. Ar tas 0,5 milijardo bus išplautas į vėjo projektus jūroje, galbūt vėjo projektai, kurie yra rengiami Estijoje ar kažkur tai kitur. Ir 1 milijardas pramonės žalinimui. Tai kokios sritys yra žalinamos, ar tik tais tas žalinimas vyksta toks, kaip dabar madinga sakyti, smegenų plovimas, skelbiant viešuosius žaliuosius pirkimus, ką valstybės kontrolė nekartą nustatė, kad išbrangsta 4-5 kartus, o tas žalinimas yra tai, kad, pritemptas, ar ten vegetarai tik tais darbuotojai, ar ten kai kurias programas, ar visi šalies automobiliais elektriniais važinėja. Tai